Tai buvo 1995 metai, kai aš pirmą kartą atvažiavau šitą trasą ir važiavau būtent su formulė. Ir tai buvo man įsimintinas dalykas, nes dar tuo metu važiavau ir su kartingu tą sezoną. Ir atsirado galimybė pavažiuoti su formulė. Ir buvo įsimintinos varžybos, kad jos buvo pirmos, buvo ten apie 12 formulių ir aš laimėjau tą važiavimą, tas lenktynės. Tai buvo man tas pirmas stimulas, kad aš jau norėjau tapti to formulistu tuo metu. Tai buvo Estonija 21. Ir prasidėjo procesas ir aš po to nuo tų metų pravažiavau 12 sezonų su formulė. Buvo labai daug gražių akimirkų, buvo Baltijos šalių čempionatai, teko 2 kartus laimėti absoliučiai prieš Suomius, prieš Estus, tai buvo labai, mes ten dirbom, tuos metus, 12 metų buvo labai stipriai atiduota žiediniam lenktynėm, būtent formuliai. Dalyvavau 11 sezonų pilnų ralyje, Lietuvos čempionate, FIA, Nezo, Latvijoje daug važiavau, Estijoje, irgi buvo siekis laimėti absoliučiai ir teko man 2 kartus būti Lietuvos čempionu absoliučiu. Ir mes dar čia esam, komanda, turim tokį kitokį automobilį ir, nežinau, taip gyvenimas sudėliojo, kad karjera tęsiasi toliau. Aš apjungiu daug žmonių, kažkaip mes darom tą dalyką. Netapom pasaulio ir Europos čempionais, bet Baltijos šalių akivaizdoje mes labai daug esam nuveikę automobilių sporto veiklai. Su ja nėra saugu važiuoti, iš tikrųjų, nors dabar Nemuno žiedas yra atnaujintas ir kelio danga, asfaltas yra 70% yra labai geras. Vietomis yra nelygų, bet prisitaikyti tikrai galima ir šitie super automobiliai tikrai gali važiuoti. Taip pat kaip Rygoje važiuoja, Bikerninkų trasoje lygiai taip pat ir čia jie gali važiuoti, bet kažkodėl tai daugelis lenktynininkų, kurie turi tas mašinas, aš nesuprantu, man toks jausmas, kad jie bijo. Čia kaip pragaro trasa visi. Trasos rekordas buvo vakar per kvalifikaciją, tai buvo minutės 7:04, bet čia yra tikrai ne pabaiga. Galima važiuoti dar greičiau su tą mašiną, bet jau tada reikia truputėlį padirbėti, įdėti pastangų, sureguliuoti važiuoklę, paminkštinti, čiut ją reikėtų truputuką, bet čia dar yra, su ja dar yra greičio. Bet šiaip iš principo yra, jau greitai. Mano karjera iš tikrųjų yra 40 metų, nes aš 10 metų iki to važiavau dar su kartingu, tai dabar yra 40 sezonas, kuris nebuvo nutrauktas nei vienerius metus, tai buvo labai daug lenktynių. Kartingai buvo, formulė buvo, ralio šturmanavimas, netgi Dovilui Čiuteliai mes draugai pradėjom ralis ir po to visas šitas čia vyksta iki šiol. Aš pats nesitikėjau, kad taip galėtų būti, nes dažniausiai, kurie sulaukia apie 50 metų amžiaus, kažkaip dar anksčiau jie pasitraukė iš automobilių sporto. Bet aš esu čia ir netgi tokias man sąlygos yra, turint man sūnų savo, kuris man labai padeda, administruoja visą kitą, nematau reikalo nebelenktyniauti. Tai turiu labai gerą aplinką ir gerų žmonės aplinkui, kur tiesiog mes galėsime džiaugtis automobilių sporto. Ir man buvo ir esmė pati pagrindinė ir jau daug metų, kad įtraukti daugiau žmonių. Ir mano suburtose komandose yra ne viena 10 žmonių, kurie atėjo automobilių sportą, važiavo, vieni išėjo, kiti toliau lenktyniauja. Tai man yra visa filosofija bendraja prasme ir tai, kad vyktų tos lenktynės ir kad tie automobiliai atsirastų, čia yra, tai yra mano gyvenimo dalis.